Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Sveiki visi oranžinio kamuolio mylėtojai, sveiki sostinės krepšinio mokyklos bičiuliai. Laida SKM podcastas vėl jūsų eteryje ir šiandien sveikinu savo studijos svečią Nojų Vaikšnorą, sostinės krepšinio mokyklos trenerį. Malonu, Andriau, malonu SKM žiūrovai. Nojau, ne tik treneris, bet ir žaidėjas esi pats, ar ne? Ar jau nebežaidėjas? Dabar jau skaitykime, kad tikrai nebežaidėjas, labiau visiškas mėgėjas. Anksčiau gal teko susidurti, dar praeitais metais RKL išbėgti, bet jau sunkiai derinama tai yra su Vitironų čempionatu mūsų vidiniu. Varžyba šeštadieniais, sekmadieniais? Jo, išpuola, tai kažkas turi kentėti, dažniausiai kenčia į tą, ką nežiūri profesionaliai. Į RKL aš profesionaliai nežiūrėjau, tai trenerio darbas su vaikais buvo svarbiau. Tai taip ir gavosi, kad užmetam vieną dalyką, bet pasiliekam prie konkretaus dalyko. Ar negaila buvo paleisti? Regionų lygių vis tiek buvo vienas Ignalinos komandos lyderių, ar ne? Jau antrais metais tikrai nesiskaičiau kaip lyderis, bet komandos kapitonas, ten reikia visus suburti. Taip, pirmais metais aš 2 metus atstovavau, tai pirmais metais šokom aukščiau Bambos, sakykime taip, užėmėm 3 vietą, kas nieko nelaukia ir Žalgirio 3 komandą nugalėjom ir panašiai. Tai po to reikėjo pakartoti kažką panašaus, ką buvo tikslas gal top 3 vis tiek, nes pastiprėjo sudėtis, bet, sakykime, nelaimingo atsitikimo metu mes sugebėjom pralošti rungtynės, visko gyvenime būna, pralošėm rungtynės 7 taškų persvarą išbarstėm per 2 minutės. Koks tas nelaimingas atsitikimas? Tai būtent, kad 7 taškai buvo persvara ir 2 minutės laiko. Minutė 40, gal jeigu taip jau. Sugebėjot pralaimėti ar nelaimėtas? Ir sugebėjom paleisti. Aha, o pats iš tikrųjų žaidėjai nuo pat vaikystės, ar ne? Tu Marčiulionio akademiją pradėjai lankyti nuo... Gal 2-3, taip jau visa Lietuva labai garsiai kalbėjo apie krepšinį, dėl aiškiai suprantamų priežasčių. Ir 2-4 gal tėčio pastumėtas pasirinkau tokį. Tai tau buvo 7 tada? Jo, 7 metai. 7 metai, ar ne? Jo. Pasirinkai krepšinį, 1 klasėje atėjai į Marčiulionio akademiją. Nuo 1 klasės, taip. Ir tavo iš tikrųjų karjera buvo tenai labai sėkminga. Tu esi 6 kart. Taip, bet... Moksleivių krepšinio lygos nugalėtojas, taip? 97 metų karta yra 6 kartus, man atrodo, laimėjusi. Taip, 6 kartus. Aš konkrečiai nepasakysiu kiek, nes ieškodamas, kadangi komandos pildosi, yra rotacijos žaidėjų, ieškodamas daugiau minučių, mes turėjom tą patį trenerį tiek pirmos komandos, tiek antros komandos. Tai aš su treneriu pasikalbėjęs, buvau pervestas į antrą komandą atstovauti, tai mūsų antra komanda irgi prie tų 6 laimėtų čempionatų, reikia paminėti, kad antra komanda tais laikais dar 8 komandų A divizione išsilaikė nuo pradžių iki pabaigos. Abi komandos. Abi komandos. Tai čia visai... Iš 8 2 buvo Marčiulionio akademijos. Ir Gintaras Pocius buvo jūsų treneris? Jo, tai su Gintaru, sakykime, iš pradžių 3 metus dominavom visiškai, nepralaimėdavom, net nežinau, turbūt 3 metus ir nebuvom nei vieno pralaimėjimo patyrę. O čia yra geras trenerio darbas, ar tiesiog susirinko labai stipri karta? Tuo metu gal, nežinau, gal labai mums produktyvus buvo spaudimas. Mes ant spaudimo realiai, mes neturėjom ūgio visą laiką, nuo pradžių iki pabaigos mes neturėjom ūgio. Mažiukai visi. Visi mažiukai ir greitos puolimas, spaudimas ir zoninis spaudimas. Tai va šituo gal ir jojom visą laiką. Tai tie trenerio tokie sumanimai ir taktinės gudrybės labai daug lėmė, ne? Taktinės gudrybės žaidėjų išnaudojimas tikrai patys geriausi žodžiai apie trenerį. Jau palėtė labai gerą vietą tenais, kai tu negauni minučio, ne, pirmoji komandai ir ieškodamas keliesi į antrą, galbūt aukodamas net ir moksleivių krepšinio lygos aukso medalį. Kaip tada prisimink save tą berniuką, Nojų, kaip tu tą darėjai ir eisi su treneriu kalbėt? Jo, labai geras klausimas. Turbūt, aš ten net nebuvau, kad visiškai suolo, ta prasme, nežaisdavau, taip nebūdavau. Žaisdavau, bet norėjau gal didesnės rolės. Aišku, ten atvažiavo dar iš kaimų, geriausi, tarkim, iš Biržų atvyko Jokūbas, irgi labai stiprus žaidėjas. Galbūt reikėjo, nežinau, norėjau daugiau atsakomybių komandoje ir panašiai, tai dėl to įvyko tas pokalbis, kaip ir buvo siūlymai, čia taip ir taip ir taip. Tai
žinojau, kad žaisiu realiai prieš tos pačius žaidėjus. Niekas labai nesikeičia, kai ta tarp pirmos ir antros komandos žaidėjų pas mus buvo visiškai normalu. Kai kurie pradėjo pirmoji, baigė antroji pradėjo, baigė pirmoji. Čia yra normalus dalykas paaukoti auksą dėl praktikos. Geras klausimas, bet tu nežinai, kada bus auksas paskutinis. Tai gal buvo tokių metai, mes vieną kartą, man atrodo, likom 4, laimė 3 MKL iš eilės. Ir 4 metai, tu lieki 4. Pralaimėjęs 2 rungtynės per visą sezoną, man atrodo. Nes pralaimėjai pusfinalį, po pusfinalį negali atsigauti, tai yra 1 diena ir dėl 3 nėra motyvacijos. Jo, bet prisimink tą berniuką, Nuojų, kuris tarkim, negauna minučių, nori didesnės rolės. Ką jis daro, žinai, kaip jisai turi elgtis, nes klausiu dėl, kad Sostinės krepšinio mokyklai begalė dabar tokių vaikų, kurie, žinai, aš manau, irgi žaidžia mažai. Kaip tu elgies, kaip jie turi elgtis? Tai aš manau, kad pirmas dalykas, tai vis tiek mūsų veda treneris, tai galima visada kalbėti, galima diskutuoti, kodėl taip yra, ką tobulinti. Gal didžiausi tie laiko tarpai yra vasara, kada tu gali dėti žingsnį į priekį, tai tavo pasirinkimas, ar tu vasarą linksmai leisi laiką, ilsėsies. Irgi labai svarbus dalykas krepšinėje, pailsėti kažkaip nuo krepšinio, kažkaip atsitraukti, gal kitą sporto šaką vasarą su draugais, nežinau, futbolą nueiti pažaisti, tinklinį, dar kažką plaukimą. Ar nueiti pažiūrėti, pats jų gimėjas Molėtuose? Taip, teisingai. Pats iš Molėto, tai žvejyba ne priešas. Tai va tokie dalykai, kaip ir, nežinau, realiai reikia kalbėti su treneriu. Labai svarbu kalbėti su treneriu. Tikrai treneris nuoširdžiai pasakys taip, kaip yra. Aš nemanau, kad treneris dėl kažkokių priežasčių turi su vaiku kažką slėpti nuo jo, kodėl tu nežaidži. O kaip tu pats darai, kaip treneris? Aš asmeniškai tikrai turiu savo, sakykime, imu ne 12 žaidėjų varžybas, imu 13 ar panašiai, bet turiu tas vietas, žiūriu pagal situaciją, pagal rungtynių svarbą, kada galiu parotuoti žaidėjus, kada sergam, jeigu, tarkim, lyderiai serga, nu atitinkamai yra vietos, yra kas laukia šanso, tie gauna savo šansus. Tiesiog eina viskas ratu. O tu gali pažiūrėti į akis tiem vaikam, kurie negauna žaisti minučių? Galiu pažiūrėti drąsiai į akis, nes aš esu ir tėveliam iškomunikavęs ir esu pasakęs vaikam, einam į draugiškas varžybas, ateina pasikviečiu, čia va, praeitą savaitę kaip tik skambinai man, 2 rungtynės žaidžiau su Pauliu Kamarausku, tai visada padarau tarpą, kur tas nežaidžiantys žaidėjas galėtų atsiskleisti. Visada paduodu tokią pagalbę, kad va, treniruotės procese, draugiškose varžybose, aš pamatau, mane tenkina, davai pabandysim, vitironį. Tai va taip darau. Nežinai, man tai kaip treneriui labai gaila tų silpnesnių vaikų, kurie negauna žaisti, liūdi, verkia, tada namo prasineša blogą emociją, tada dar tėvai išgyvena kartu su vaiku. Žinai tokias situacijas? Tikrai žinau, tikrai ir vaikas dar, netgi nežinau, ir 5, kartais ir 10 nesuvokia, dėl ko tu nežaidži. Atrodo, kad treneris yra, treneris kaip asmenybė nori laimėti varžybas. Vaikas kaip asmenybė nori pažaisti ir laimėti varžybas. Taip. Čia 2 skirtingi dalykai. Visi 12 ateina pažaisti. Taip, būtent. Kaip rasti laiko, stengiuosi 1-2 kėlinį rotuoti, nemažai rotuoti. Tikrai keitimo turbūt darau daugiau negu vidutinis treneris. Trinkėris būna 12 žaidėjų ir 10 per pirmą kėlinį. Tokių dalykų mes veteronė G7 ir G4 aš taip nedarau, bet, sakykime, tikrai nemažai tų keitimų padarau. Ir jeigu reikia kartais ir dėl gynybos išėmų, ir dėl puolimo išėmų, būna rotacijos. Nebijau kėlinio gale vaiką sodinti po 20 sekundžių, kad mes apsigintume su stipresniu fiziškai žaidėjai. O pats tu suvokiai, būdamas vaikas, kodėl tu pirmoji komandai negauni tų tiek minučių, kiek galėtum gal gauti? Visada vaikas taip ar taip norės daugiau negu jis gauna. Jis gaus 30, jis norės 35, jis gaus 35, jis norės 40. Tai suvokti, čia geras labai klausimas, suvokti gal ir suvokiau, bet vis tiek iš mano kūno kalbos turbūt suprasdavo treneris, kad man kažkas netinka. Nori, nenori, nebūdavau blogas, tikrai taip vaikas, bet manau, kad
ožiukų būdavo, kažkokių ten nepasitenkinimų. O dabar pas tave tarp auklėtinių pasitaiko tokių, kurie rodo ožiukus, kurie... Jo, čia tėvai daug? keturių, kad su tėvais turiu labai gerą ryšį susidėjęs. Nu, kaip sakau, jeigu namie bus gerai su vaiku, jeigu tėvai supras, tai vaikas irgi atitinkamai elgsis. Tai taip, išsišokusių vaikų yra, tai čia normalu. Iš 25 vaikų komandoje čia, kad bus vienas, kitas, trečias kažkoks įdomesnis. Ačiū, taip ir turi būti. Nuo to tik gyventi įdomiau, aš tai priemu. O tie vaikai gerų, vis tiek tų gerų vaikų yra daugiau komandai. Nu, jie vieną žodį pasako. Kartais pasikviečiu į pokalbį asmenį, dialogą. Taip, tai paaukoju 10 minučių, duodu pratimą, paaukoju 5-10 minučių vaikui pastatyti į savo vietą komandoje, kad jis rastų savo vietą komandoje, nereikia ten tyčiotis iš mažiau gabesnių, daugiau gabesnių. Nu, būna vis tiek, kiekvienoje komandoje kažkoks vienas ar kitas, kuris geriau žino už visus. Bet į savo vietą jį pastatai ir komanda. Galima jam duoti atsakomybę, tu būsi jūsų bosas, tu kapitonas, ne tokiam, kad jis irgi gavęs tu atsakomybę kartais. Labai teisingai. Kartais vaikui tiesiog parodai didesnį susidomėjimą juo, vaikas grįžta į treniruotės procesą dvigubai geresniam akim. Aha, čia irgi man Milanas šią pasakė, kad sako, aš labiausiai išdykusiam vaikui daviau būti kapitonu ir gavęs tą atsakomybę, jis pajutė, kad čia aš nebegaliu sau leisti išdykauti, čia aš turiu būti jam pavyzdys, jau aš čia turiu reguliuoti teismą. Ir taip jis tą savo blogiuką pavertė geriečių, komandos kapitonu. Čia va šitais mūsų laikais, kai aš dar 97 metais, tai mūsų kapitonas buvo labai ilgai Gabrys. Gabrys Sadaunikas, fizinio rengimo mūsų treneris, tai linkėjimai Gabriui. Turim ir Darmantą Pigagą, kuris irgi iš 97. Iš Varėnos atvyko jūsų. Iš Varėnos atvyko, taip. Tai labai malonu, kad kolektyvas plečiasi mūsiškiais. Gerą dirbtą, nes savo kartą. Visada pamatyti savo žmonės, prisiminti, visada labai gerą. O konkurencija, ne, jūs ateina 27 metų kartą, jums visiems po 27 šiemet, bet pagrindinės SKM trenerių pozicijos yra nusėtos vyresniais treneriais. Kaip manai, kada išmuš jūsų kartos valanda, kada jau jūs busite tie, kurie... Aš manau, kad dabar yra labai tinkamas mūsų amžius tas tarpsnis mokytis iš tų vyresnių. Visada nuo vieno seminaro, nuo kito seminaro kažką pasiėmi savo. Nu, nebūna taip, kad atvažiuoja ir sausai išvažiuoja. Taip nebūna. Tai aš manau, kad žingsnis po žingsnio, žingsnelis po žingsnelio kažkaip galima tuos vyresnius trenerius, galbūt, nežinau, gal kažkokioje eigoje tu būsi asistentas per finalinį ketvirtą. Tai žingsnis po žingsnelio mokinsis, tobulinsis savo bagažą. O prašau, gal kažkada tai. Nesakysiu Andriau, tikrai neatsakysiu metais, bet gal kažkada. Ne, iš tikrųjų, nes, žinai, konkurencija didelė. Pakankamai dėl tų pirmų antrų komandų ir atrodo jau patirtis jūsų irgi labai sparčiai auga. Ir kiek jau tų metų dirbi Sostinės krepšinio mokykloje? Nuo 2018. Tai jau bus 6-7 sezonas. Jo. Bet aš nenoriu suforsuoti šitais reikalais. Karolis Čižus yra man davęs 2-3-2 per COVID laikotarpį. Ten realiai buvo 2-3-3 labiau sulipdyta į antrą komandą. Antros nuotrupos ir trečia, ten realiai trečia, bet vadinomės antra. Kaip tau sekėsi? Sekėsi visai neblogai, buvom gal per vidurį lentelės, plus minus, bet COVID'as mus labai labai tais metais stabdė. O kaip tu jauties, jau pats dabar dirbi su veteran komandais, darželiais, jeigu tau tektų ir perintam moksleivių krepšinio lygos komandą, ar jaustumais pasiruošęs? Tu visada turi būti trenerio darbę pasiruošęs, nesvarbu kokia situacija tai bus, bet džiugu būtų. Ne, juokauju. Bagažas tikrai dar nėra gal toks kaip pavyzdys. Milonas. Vileita Sabaliauskas, taip, su Sabaliausku ir aš pas Pocių žaisdamas dar Sabaliausko ranką turėjau. Tai labai malonu, kad ateini į kolektyvą ir tu matai savo... Žmonės, kurie prisidėjo prie tavo ugdymo. Taip. Tai vis tiek dėdėsi tą bagažą. Aš manau, kad tiesiog tai yra, kaip čia pasakyti, reikia tam laiko. Tu neteisi, nepadarysi iš, nežinau, Sabonio, iš paprasto vaiko iš karto. Reikia laiko, tiek vaikui reikia laiko
tiek treneriui reikia laiko. Tai taip ir Tai jūsų neskubėdama žingsnelis po žingsnelio einam į priekį. Gerai, kad turite iš ko mokytis, turite savo vedlius. Taip. Galite juos dabar turėti šalia ir semtis tą bagažą. Iš tų trenerių tikrai, kaip tu Viradinį, Milanas ir Sabaliauskas, Nevileita. Arvydas Gronskis dabar prisijungęs irgi prie mūsų kolektyvo. Su dideliu bagažu, taip. Ja, ir jauni treneriai Tomas Turbilanis, Čyžius jau yra, Reika jau yra rinktinių treneriai. Nu, čia jau atskiro paminėjimo šitiem treneriam reikia. Tai aš irgi tikiuosi, kad, va, kaip tu sakai, jūsų kartai irgi parodys klasę, parodys lygį ir po truputį gaus daugiau atsakomybių, perimant irgi vis stipresnės komandas į savo rankas ir debiutuojant moksleivių krepšinio lygoje. Lauki savo debiutą? Kaip treneris? Taip. Tai 2-3. Nu, su trečiais taip, bet jeigu tikro tokio jau. Jau tokio, kur ne vaikus pasimti paskutiniais metais, tai jo, lauki, bet aš nesu tas žmogus, kuris šoktų į ugnį, žingsnelis po žingsnelio, visada vyksta metiniai pokalbiai ir panašiai, tai aš manau, kad tiek valdžia mūsų, aukštesnis, sakykime, sporto treneriai, Karolis Čyžius, kuris atsakingas už mane konkrečiai, tai aš manau, kad mes puikiai komunikuojam ir vienas kitą suprantam. Ne, ir pabaigai, mūsų laikas labai greit bėga, pokalbis galėtų tęstis ir tęstis. Labai įdomu išgirsti tavo tą filosofiją, trenerio pamastymus, ypač kai buvusio žaidėjo, buvusio vaiko, augusio tarp labai stiprių krepšininkų, labai sėkmingai kartoj. Tas patirtis, tikiu, kad tos patirtis pravers ne vienam vaikui, kuris klauso šį podcastą ir galbūt jaučiasi kaip tu, panašiai tada, kai ėjai pas trenerį kalbėtis, kad nori daugiau minučių ir paieškom sprendimų, gal aš galėčiau žaisti antroji komandai ir gauti ten daugiau patirties. Tai galbūt čia irgi yra kelias nesilaikytos pirmos komandos, nebijot kartais ir nusileis žemiau. Ką palinkėtum Sostinės krepšinio mokyklos bendruomeniai? Tai Sostinės krepšinio mokyklos bendruomeniai palinkėčiau, kad toliau neprarastume lyderių pozicijos Lietuvos krepšinėje, o vaikam tai kiekvienas treneris pasikalbėjęs su savo auklėtiniu, jį pažįsta visada savaip, vieną kartą vienaip, vieną kartą kitaip. Tai aš manau, kad ta komunikacija ir yra tas raktas į sėkmę. Gera komunikacija. Jo, nes jeigu bus ryšys tarp trenerių ir žaidėjų komandai, eis komandai į priekį. Net to ir linkim iš tikrųjų visiems, palaikykite stiprų ryšį, pagirkite vieni kitus, padėkokite savo treneriui. Tėveliai irgi stenkitės varžybose būti fanais, o ne aiškintojais ir nurodinėtais, ką daryti, nes jeigu apsiverstų viskas ir tėvai taptų žaidėjais, o vaikais ir galiais, pajustumėte, ką reiškia būti kitoj barikado pusėje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, tikiuosi šis pokalbis buvo smagus ir įdomus. Susitiksime kitose mūsų laidose.